Sveiki, mano vardas Sigitas Pašakinskas iš Summit Nord įmonės. Mes esame vienintelis kietos pirties krosnių gamintojas Europos Sąjungoje. Ir šiandien noriu pakalbėti apie situaciją, kaip buvau pakviestas atvažiuoti pas klientą, pakonsultuoti dėl vos neįvykusio gaisro. Pažiūrėkim tą situaciją. Taigi šitoje situacijoje matome, kaip priešgaisrinis mazgas buvo įrengtas iš fibrocementinės plokštės ir ne pagal techninius reikalavimus. O kas įvyko? Tai buvo tiesiai prie medžio prisukta ta plokštė ir pradėjo kaisti plokštė, nes jos savybė yra ta, kad jinai tiek kaista, kiek kaista aplinka. Tai jeigu 300-500 laipsnių, jinai pati yra nedegi, bet jinai kaista. Ir kaista ir tuo pačiu kaitina ir kitą medžiagą. Šitoje vietoje užkaitino medį ir jis pradėjo smilkti ir vos neįvyko didelė tragedija, tai yra gaisras. Mes kaip pirčių įrengėjai skiriame didelį dėmesį priešgaisriniai saugai. Tai pažiūrėkim svarbiausius etapus, ką reikia padaryti, kad jūsų pirtis būtų saugi. Tai pirmas svarbus momentas, tai yra priešgaisrinė sienelė aplink krosnį. Toliau mes organizuojam priešgaisrinį mazgą, darome iš kalcio plokštės, tai yra pilnai apsiuvama ten, kur bus krosnės dalis. Čia vėliau bus apklijuota plytelėmis, ar nuo to, ko klientas norės, sakykim taip, ir pajungimas į kaminą bus per šoną. Šydelio tipo kaminas, tai tiesiog čia ir pasijungs. Kodėl būtent mes kalcio plokštę naudojam? Nes dar yra populiarios fibrocementinės plokštės, kurias didžioji daugumoje naudoja tos modulinėse pirtyse, kurios statomos, ir ten yra dedama. Ir labai dažna yra klaida tai, kad fibrocementinė plokštė dedama tiesiai prie medinės konstrukcijos. Kaip, pavyzdžiui, kalcio plokštė čia 3 cm yra, ją puikiausiai gali prie medinės konstrukcijos dėti ir tu turi puikiausiai priešgaisrinį mazgą. Su fibrocementinė plokštė tu turi dėti per tarpą. Jeigu yra medinė konstrukcija, privalo būti profilis, metalinis profilis, tai ir per jį per tarpą būti, nes ta fibrocementinė plokštė, jeigu kaista ten, nežinau, 300-500 laipsnių taip toliau, tai jinai taip yra nedegi, bet jinai lygiai taip pat kaista ir kaitina tą patį medį, jeigu jinai bus prisukta prie medžio. Ir labai dažna klaida, aš matau pas būtent tose modulinėse pirtyse, kai yra tiesiai prie medžio prisukta ta plokštė ir galvojama, kad jau čia yra priešgaisrinis mazgas. Tai idėja, bet tai yra visiškai netitinka priešgaisrinių reikalavimų. Nes reikia skaityti techninės specifikacijas, nes taip ir parašyta. Antras svarbus momentas tai yra priešgaisrinis kamino mazgas. Tai yra per perdangą ir per stogą. Tai šitoje vietoje mes lygiai taip pat įrengiam su kalcio plokšte ir turime saugų mazgą. Ir trečias svarbus momentas tai yra kamino sistema. Tai vienas tipas yra kur iš blokelių tipo su keraminiu indeklu, antras tipas yra dvisluoksniai kaminai. Mes esame gamintojas Guard kaminų, tai pažiūrėkim, kodėl verta juos rinktis. Pirma, vidinis įdeklas 0,8 arba 1 mm storio. Lygdant su įprastinės sistemomis, ten būna 0,5 storio. Kam tai reikalinga? Tai kaip pavyzdys 0,5 gali atlaikyti vieną suodžių gaisrą, 0,8 arba 1 mm, minimum 3 arba daugiau suodžių gaisrų. Ką tai reiškia? Reiškia daug ilgamžiškesnis kaminas. Antra, vidutinis priešgaisrinis užpildymas yra 180 kg/m3. Įprastinėse kaminuose, kur yra paprasta vata įdedama, jų tankis yra daug mažesnis, tai reiškia mažesnis atsparumas. Guard kaminų yra daug didesnis atsparumas. Trečias svarbus saugumo elementas tai yra Guard apkabos. Jos yra prisukamos varžtais ir yra daug patikimiau sujungiami elementai. Tai reiškia, kai yra temperatūrų skirtumai, jie visai nevaikšto. Įprastinėse kaminuose būna paprasti elementai sujungiami, prisukami varžtai ir nuo judėjimo jie gali atsijungti. Tai labai sumažina saugumą. O mūsų apkabos, jeigu nusuki kitą pusę, tai atrodo kaip vientisa elemento dalis. Taigi, įsirengęs saugų priešgaisrinį mazgą, jūs savo pirtim naudositės ir džiuginsite savo šeimą ir draugus daugybę metų. Tai to jums ir linkiu. Summit – tavo gyvenimo būdas.